Sveiki, ką tik atvykome į savo hostelį, va taip vadinasi hostelis Latvijoje, Liepojoje. Hostel Perlite. Parodysiu mūsų hostelį, kai mes įėšim langus. Na, vyksta remonto darbai. Tai. Aprodysiu, kaip čia mes įsikūrė. Čia toks receptionas. O čia mūsų tokia valykla. Čia visi susirenka. Tikrai jauku. Yra vaikam pažais žaisliukų. Tokia salė, televizorius yra. Susijęs nemažai. Perlite vadinasi šitas hostelis. Aš kaip tik dabar vietos verdu. Dar yra tokia virtuvė. Jauki. Irgi viskas remonto stadijoje, bet tai netrukdo iš tikrųjų, nes orai nuostabus, mes mėgomės vietos verdu. Dešreles 9 žmonėm. Dešreles ir bulvyčių. Tai va, vieta nuostabi, oras geras. Ko daugiau reikia čia pernakvoti, niekas nesibaladoja, niekas netrukdo. Kirai gal labiau trukdo rėkaudami ten negu statybininkai. Jie ateina ten 9 pradeda dirbti, niekas. Tikrai jau 9 valandą mes būna pavalgę ir lekiam prie jūros. Akvariumas su žuvytėmis. O, čia dovilė, mamos dovilė. Atrodo mūsų viešbutį Dovilė parodė savo kambarį. Noriu pamatyti, kaip atrodo. Dovilės kambarį. Bordelis, tai žiūrėkit, va. Dovilės susitvarkęs. Džiovinu rūbus. Yra 3 lovos. Puikiai. Švaru, tvarkinga. Tikrai neprisikabysi. Einam į dar mūsų kambarį. Irgi 3 lovos. Čia miegu aš, miega Renata ir miega Ema su mumis. Gabija miega pasimėgas. Vaikai čia dabar žiūri filmuką, laukia pietų. Vaikai pamojuojam. Tu eisi valgyti, vaikai. Tyvo ryto atsikėlęs nuo 6, ruošiausi. Ir pagaliau mes atvykome. Šiuo metu yra 18 valanda. Girdit, Dovilė sako, jūrą atvažiavom. Va, štai. Super. Labai gražu. Labai gražu čia. Pajūry žmonių nedaug. Šilta. Matot, kaip aš apsirengęs. Iš tikrųjų nešalta. Yra dar ir baras. Paplūdimy. Užmigdžiau savo šeimyną po pasivaikščiojimo po Liepoją. Ir aišku, aš pietų nemiegu. Šeiminai miegas yra svarbu. Tai galvoju, tą laiką aš praleisiu ant dviračio. Štai Liepojos kanalas, čia Baltijos jūra. Gali šiandien lydi lietus, gali audra kilti, vis tiek liūdna nebus. Gali šiandien griūti dangus, viskas nesvarbu, nesvarbu. Svarbiausia vasara pas mus. Turiu galvojau senį planą, kaip su draugais praleisti laiką, kad nuobodu nebūtų niekam, kad būtų po daugelio metų susėdus, ką prisimint. Tai mano vasara. 5 kilometrus kokius pasiruošėmės bėgti. Arba daugiau. I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down. Atbėgo paparacių. Pasirodo, jau yra besimaudančiais ir
O, štai mes jau parbėgom į viešbutį, kiek mes turim žingsnių. Čia. Aš nežinau. Turim 5 minutės, 6700. Nu, va, lengvai pabėgiojom. Vyrai jau sportuoja. Yes. Aš apvažiavau tą dalį. Iš jums kairės pusės. Šiandien važiuosiu kitą mūsų miesto dalį. Pabandysiu, kiek turi laiko spėti apsižvalgyti. Žiūrėk, gražu. Stoviu dabar prie Liepojos ledo arenos. Jūs žinot, kad Latvija pakvaišė dėl ledo ritulio. Tai vat, čia viena iš tų salių, kur galima pažaisti ledo ritulį arba tiesiog savo malonumui pačiužinėti pačiūžą. Klausykit, kaip broliukai dainuoja. Vyksta remontas, statybininkai. Skaistu tautu veiku, aicināju klētiņā, tomēr vakar neatnāca tā. Vienu skaistu tautu veiku, Airis Reinings, Lokten, Lauris Reinings. tomēr vakar neatnāca tā. Super. Šiandien jau yra 4 diena Liepojoj. Ryte pabėgiojom, rūkas buvo nerealus. Iš tikrųjų super. Dabar aš einu iki Renatos. Mes radom gintarėlių. Tai mano mergaitės, Gabi ir Renata. Einam pažiūrėsim, kokiu gintarėliu jos rado. Gabi, ar gali man parodyti, kur tie gintarėliai, kur jūs suradot? Štai kiek gintarėlių surado mamytė Ir Gabi. ir Gabija. Nu, patinka tau jūra, Gabija? Kam ji gali nepatikti? O tau, mamytė, patinka jūra? Taip. Vėjas, saulė ir vanduo primena tave kažkuo. Tartum dangiškam sapne jūra už... Pasivaikščioti, palydėti saulutę. Buvom vaikų aikštelį, vaikai pažaidė ir dabar vat saulytę palydėm. Mano vasara, vasara jau. Kviečia pas tave lauk. Ar prisimeni? Mes lenktyniaujam. Šiaip abudu laimėjom. Taip. Mes laimėtai. Eisim dar. Taip. Žiūrint į akis prašiau, pasilik ilgiau. Niekas nenuskriaus, bėgant laikui be tavęs. Noras būt šalia atves. Tavo bučinys primena mus stovinčius šalia. Kiekvienas vakaras mergi praleistas žiūrint į akis. Aš lauksiu vasaros Kritot į smėlį. grįžk. Kiekvienas vakaras mergi praleistas
praleistas žiūri. Kas, Emutė, tau nutiko? Patinka tau, Mau? Žinau. Mano vasara, vasara jau. Kviečia pas tave lauk. Man nereikia tų jausmų, noriu būt kartu, iš tiesų. Žmogui duoda tiek nedaug, pagaliau radau. Apkabink stipriau, bėgant laikui be tavęs. Primena mus stovinčių šalia. Kiekvienas vakaras mergi praleistas žiūrint į akis. Aš lauksiu vasaros, ateinant tik sugrįšiu. Kiekvienas vakaras mergi praleistas žiūrint į akis. Aš lauksiu vasaros, ateinant tik sugrįšk. Rodos jau visai, tu šalia niekas netrukdys. Wow. Aš eisiu ieškoti. Susirgau gintarų ligą. Bangos geros šiandien. Saulėlydis šį vakarą buvo super. Ryte atsikėlėm, gerai įsimiegoję, kaip įprasta. Nebėgom, nes šiandien iki pietų lyjo. Ir tai dabar po pietų vaikus paguldėme. Jis išėjo į parduotuvės apsipirkti, žinai. O aš išvažiavau su dviračiu dar paieškoti tokių įdomių vietų. Tai vat bevažiuojant suradau, kur tramvajų stotis, kur jie bazuojasi. Man tramvajai apskritai tokia egzotika, nes Lietuvoje jų nėra. Liepojos autobusų stotis, toks gražus pastatas išties senoviškas. Taip pat ir traukinių stotis. Važiavau dviračiu pro ją. Kvapas konditerijos gaminių taip užvilko, kad negalėjau. Susukau, pasirodo, čia galima ir pavalgyti. Yra tokios dienos pietų kavinė. Žodžiu, 8 eurai viskas, paėmiau dar čiburekų šeimai. Tai viskas 8 eurai kainavo, pietus. Visai super, galima užsukti tikrai skaniai pavalgyti. Yra visokių pasirinkimų glešų, visokių šnicelių. Taip atrodo. Niekas nepasikeičia ir vasara leidžia sugrįžt senais keliais. Kai pamačiau tavo veidą ir galvojau, ar verta troškimui nusileist. Bet čia juk vasaros saulė, viską iš naujo prisiminti man leidžia.